Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Svamaniti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, the great Paramahamsas can always see Krishna within and without. But neophytes like us, we have blunt senses, blunt eyes. So Krishna is very kindly come to appear before us in a way that even with our blunt senses we can see Krishna. Translation. Oh, translation. I'm not in the US. Taigi didžios sielos Paramahamsos gali matyti Krishną ir viduje, ir išorėje. Bet tokie kaip mes, kurių juslės yra visiškai atbukusios, iš tikrųjų negalim nieko. Our senses are very blunt. Taip, yes. But Krishna is so kind, he appears in a form we can see him. Bet Krishna yra toks geras, kad jis apsireiškia tokioje formoje, kad mes jį galime pamatyti. We can touch him. Paliesti jį. We can dress him. Mes galime aprengti jį. We can bathe him. Galime maudyti jį. This is amazing. Tai yra neįtikėtina. Krishna is so kind, he's so wonderful. Krishna yra toks geras ir toks nuostabus. Ir netgi čia Lietuvoje. All places. Ir visose kitose vietose. Krishna has come to Lithuania. Krishna atvyko netgi į Lietuvą. To bless us with his divine sangha. Kad palaimintų savo dieviškų The buvimų. more you associate with Krishna, Ir kuo daugiau mes suliečiame su the more Krishna. you become Krishnaized. Ir tuo labiau mes The more Krishnaizuojamės. you become Krishnaized, Ir kuo labiau mes Krishnaizuojamės, the more you become ecstatic. tuo ekstatiškesni mes You tampame. become more Krishnaized, Ir kuo mes dar labiau more Krishnaizuojamės. Krishnaized, and more Krishnaized. Ir dar labiau Krishnaizuojamės. So you become a completely Shuddha Bhakta, pure devotee, Mes tampame šutha bhaktais, free tyrais of all atsidavusiais. material desires, Ir visi mūsų materialūs troškimai feeling transcendental ecstasy within your heart at every minute. išnyksta. Ir mes galim kartoti šimtus So kiekvieną we're very savo indebted to our širdyje. beloved Srila Prabhupada Ir mūsų mylimo Šilas Prabhupadas for malonė. making this amazing mercy available to us. Jisai padarė taip, kad ši neįtikėtina malonė mums tapo Let us prieinama. show Prabhupada how much we love him Ir mes galim parodyti Šilai Prabhupadai, kaip stipriai by mylim. taking his orders as our very life and soul Priimdami jo nurodymus kaip savo gyvybę ir sielą. and sharing this wonderful movement Ir kad jisai paskleidė šitą nuostabų judėjimą. with everyone we meet. Ir pasidalino ir davė mums viską, In ko this way reikia. we can turn this whole planet into Vaikuntha. Ir mes galim paversti visą planetą į Vaikuntchą. So now we will hear from His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj Ki Jai. Dabar mes pasveikinsim Bhakti Chaitanya Swami Maharaj. Ki Jai. Yes. An hour and a half, an hour and 25 minutes. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschyata Nishitarane Vanchikalpaturubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, well, I'm very happy to be here with all you devotees. Taigi aš labai džiaugiuosi būdamas kartu su jumis visais atsidavusiai. Sitting right next to His Holiness Dhira Shantadas Maharaj. Ir džiaugiuosi galimybę sėdėti šalia Dhirashanta Maharadžo. I would like to say some things about Maharaj. Ir aš norėčiau papasakoti keletą dalykų apie Maharadžą. So I don't know, are all the disciples and, everyone here
right now? We are around. Ir aš They are. tikiuosi, kad visi jo mokiniai esate čia netoliese. Yeah, I think it'll be interesting. I mean, I hope it'll be interesting even for those of you who may not have really known him or known him much. Ir manau, kad tai bus įdomu taip pat ir tiem, kurie nežinote jo labai gerai ir artimai. But I knew Dirashanta Maharaj from the time I joined the temple in London in January 1973. Ir aš pažinau Dirashantą Maharadžą nuo pat pradžių, kai aš prisijungiau Londone prie šventyklos 1973 metais. He had joined the temple sometime before me. I'm not exactly sure when, but maybe it was 72, maybe it was 71. Ir jisai prisijungė prie judėjimo truputėlį anksčiau ir apsigyveno šventykloje, nesu tikras, 72 ar 71. Do you know? Ar jūs žinote, kelintais? Anyway, it was 71, 72. At one part he went to India before joining and came back, and then he decided to come to temple, and he didn't want to come in temple empty-handed, so for a few months he do a painting of, I don't remember, it's Radha Krishna, I think. And when he painted that painting, he came to temple. Oh. So he was like, had doubts, and he wanted to go to India, look how it's, and came back, and then he decided to join. Translation. Someone must write a book about it. Išversti? Taigi, aš viską galbūt nespėjau. Reikia. Aš tiksliai nepamenu, kokiais metais jisai prisijungė, bet jis prieš tai nuvyko į Indiją, nes jisai norėjo pasižiūrėti, kaip viskas iš tikrųjų, ar tai yra viskas iš tikrųjų, kaip sako, nes jisai šventykloje lankėsi. Jisai pamatė, grįžo ir nenorėjo tuščiom rankomis įeiti į šventyklą, tai jisai nutapė paveikslą. Jeigu aš tiksliai pamenu, tai buvo Rados Krišnos paveikslas, aš dabar tiksliai nepamenu, ką jis nutapė. Porą mėnesių dar tapė ir tada, kad tuščiom rankom neįeiti, įėjo į šventyklos. Okay. Anyway, as far as my association is concerned, I moved into the temple in London on January 7th, 1973. Ir kiek aš atsimenu, tai aš prisijungiau prie šventyklos Londone 1973 sausio mėnesį. And Maharaj was already there and was one of the brahmacharis in the temple. Ir Maharadžas jau gyveno ten ir jis buvo vienas iš brahmacharių šventykloje. And I mean, we had so many interactions. We were a whole team, like 50 brahmacharis. Ir mes turėjome labai daug įvairiausių interakcijų, kaip komanda, ten gyveno 50 brahmacharių tuo metu. Yeah. So, the first thing that I remember very vividly, which really made an impact on me about Dirashanta Maharaj. Ir yra vienas dalykas, kurį ryškiai labai atsimenu, kuris padarė man didelį įspūdį Dirashanta Maharaj. Was on the Krishna Janmashtami day, or in the evening actually, 1973. Ir tai nutiko per Janmashtami dieną, teisingiau vakare 1973. George Harrison had given us Bhaktivedanta Manna maybe 3 months before. Ir Džordžas Harrisonas padovanojo Bhaktivedanta Manurą galbūt 3 mėnesiai prieš tai. And Prabhupada was there in Bhaktivedanta Manna. Ir Prabhupada buvo tuo metu tenais Bhaktivedanta Manure. And on that day Prabhupada was going to install Radha Gokulananda. Ir tą dieną Šrila Prabhupada ruošėsi instaliuoti dievybės Radha Gokulananda. And we all wanted to go out there to be with Prabhupada and see the installation. Ir visi mes norėjome vykti tenais ir būti kartu su Šrila Prabhupada ir matyti instaliaciją. And the temple president was, some of you would know him, Prabhu Vishnu Prabhu. Ir tuo metu šventyklos prezidentu, jūs galbūt visi jį pažįstate, tuo metu buvo Prabhu Vishnu Prabhu. A sometimes rather stern Northern Irishman. Galbūt žinote, jisai toksai šiaurės airis. You got it. Toks kietas šiaurės airis. And I was the temple commander. O aš buvau šventyklos komendantas. And Prabhu Vishnu Prabhu said, "It is Janmashtami."
Ir Prabhu pasakė, šiandien džanmaštamis. One of us has to stay here. Vienas iš mūsų turi pasilikti čia. Guess who had to stay there? Ir atspėkit, kas čia turėjo pasilikti. So I had to stay there. I was feeling a little disappointed. A little, not too much, but a little. Ir žinot, aš turėjau pasilikti tenais visiškai vienas ir buvau šiek tiek nusivylęs, žinot, ne per daug, bet trupučiuką. But then I remembered something I'd read a number of times from Prabhupada. Ir tada aš prisimeniau tai, ką daugybę kartų girdėjau Šilos Prabhupados. That the spiritual master is present in service to him. Kad dvasinis mokytojas nuolat randasi tarnystėje jam. And I really just focused my mind on that idea. Ir aš sutelkiau savo protą ir visą dėmesį į šitą idėją. And very quickly, like in minutes, I was no longer feeling disappointed. Ir žinot, labai greitai, tiesiog minučių bėgyje aš jau daugiau nebesijaučiau nusivylęs. Rather, I was really feeling excited and inspired. Vietoj to aš jaučiausi labai džiaugsmingai ir labai įsikvėpęs. So those of you who are followers of His Holiness Dhirashanta Maharaj, please bear this in mind and really try and take this into your hearts. Taigi tie, kurie esate Dhirašantos Maharadžo mokiniai, tai nešiokite šitą žinutę širdyje ir galvokite apie tai, medituokite tai. The spiritual master is not just another temporary material person of this world. Taigi dvasinis mokytojas nėra dar vienas laikina asmenybė šiame materialiame pasaulyje. He's a transcendental personality. Jis yra transcendentinė asmenybė. And he's present in his picture. Ir jis yra čionais jo paveiksle. He's present in service to him. Ir jis randasi tarnystėje jam. And he's present in remembrance of him. Ir jis nuolat yra prisiminimuose apie jį. And I mean, it really had a big effect on me that morning. Ir tai padarė labai didelį poveikį man tą rytą. And something I've carried with me all these years, the last 50-something years. Ir tai yra kažkas, ką aš nešiojuosi širdyje jau paskutinius 50 metų. And something I meditate on every day. Ir tai yra tai, į ką aš medituoju kiekvieną dieną. So all of you disciples, followers of His Holiness Dhirashanta Maharaj, you please bear that in mind. And that will be one of the main things that will carry you through this rather sort of amazing and even devastating experience of the departure of the spiritual master. Taigi jūs visi, Dhirašantos Maharadžo mokiniai, prašau turėkite tai savo mintise, savo galvose ir tai bus tai, kas jūs palaikys visą šitą sunkų laikotarpį, kaip kad dvasinio mokytojo išėjimas. And just a general idea, Sankarshan Prabhu and I, we have been, you could say, where you are right now. Ir žinot, Sankarshana Prabhu ir mes vieną dieną taip pat atsiradome toje vietoje, kurioje šiuo metu esate jūs. When Srila Prabhupada left this planet. Kai Šrila Prabhupada paliko šią planetą. It's sort of, I don't know what you say, inexplicable. Žinot, tai buvo visiškai neprilygstama ir. It's like an otherworldly experience. Kaip kito pasaulio patirtis. And I remember when Prabhupada left, at least in Europe where I was, that basically other than the deity worship, the whole movement, everything stopped for a few days. Ir žinot, aš atsimenu, kai aš buvau tuo metu, ypač būtent Europoje, tai žinote, tarsi viskas sustojo keliom dienom, netgi dievybių garbinimas visoje Europoje. Viskas sustojo. Not stopped in a bad way. Ir ne tai, kad sustojo blogąja prasme. But just everyone, practically everyone, went just deep into remembrance of Srila Prabhupada.
Bet visi tiesiog pasinėrė į gilius atsiminimus apie Šrila Prabhupadą. Yeah. Anyway, back to the Janmashtami 1973 in central London. Ir žinot, sugrįžus į tą Janmashtami dieną 1973 sausį Londone, the evening arati kirtan 7 o'clock in the evening that Janmashtami day. Ir turėjo vykti vakarinis aratis 7 vakaro tą Janmashtami dieną. The kirtan was led by Dhirashanta Maharaj. Kirtaną vedė tą dieną Dhirashanta Maharadžas. And what a kirtan! Ir koks buvo neįtikėtinas kirtanas. I mean, I've been in many, sort of like explosive and amazing kirtans. Ir man teko dalyvauti daugelį įvairiausių tokių sprogstančių kirtanų. But that was really like the first really memorable kirtan that I was in. Bet tai buvo vienas iš įsimintiniausių kirtanų, kuriame aš dalyvavau. He led it in the same style that he, when we were all at the Baltic Summer Festival, he'd lead kirtan, same style. Ir jisai vedė tą kirtaną tokiam pačiam stiliui, kaip Baltijos vasaros Višnavo festivalyje. Of course, he was 50 years younger at that time. Žinau, tai jis buvo 50 metų jaunesnis. And boy, did he just go for it. Jis tiesiog degė tame kirtane. So it was just a wonderful experience. And I really appreciated him so much for that kirtan. Ir tai buvo nuostabi patirtis ir aš labai buvau dėkingas jam už tą kirtaną. So anyway, then, life went on and we were all associating together, as I mentioned. Ir gyvenimas, žinoma, tęsėsi ir mes vieni su kitais bendravome, kaip aš minėjau. And he was one of the team members. Ir jis buvo vienas iš komandos narių. So we had a lot of fun together in very place in central London. Ir mes gerai pasilinksmindavome tais laikais, žodžiu, Berry gatvėje Londone, centriniam Londone. Then, I can't remember when exactly, that Maharaj went to Europe, to Finland or whatever it was. Any of you remember? Ir aš neatsimenu tiksliai, kada Maharadžas iškeliavo į Europą. Anyway, let me just say, Kas atsimenat? at a certain point, maybe it was in 74 or something like that, I would say disaster struck. Ir žinot, kai jis išvyko į Europą 74-aisiais, tai buvo tikra nelaimė, tikras smūgis. Dhirashanta Maharaj went off to Finland or Scandinavia, whatever it was. Ir Dhirashanta Maharadžas iškeliavo į Skandinaviją, į Suomiją ar panašiai. And I didn't see him again for at least for a good few years because I ended up going to South Africa. Ir žinot, aš jo nemačiau keletą metų, o aš taipogi, man irgi teko iškeliauti į Pietų Afriką. But I remember very clearly meeting him again in Mayapur. Ir labai aiškiai atsimenu, kaip susitikau jį vėl Majapūre. What was it? I mean, it must have been about 30 years ago. Ir tai buvo galbūt prieš 30 metų. Something along those lines. And because we knew each other, although we hadn't seen each other for years. Ir mes, žinoma, pažinojom viens kitą, nors buvom nesimatę metus. And it was prasadam time for all the Prabhupada disciples up on the second floor. Ir tuo metu buvo prasado laikas ir mes susivalgėm prasadą ten antrame aukšte, visi Prabhupados mokiniai. So we sat down together, the two of us, and we talked about life in Krishna consciousness. Taigi mes atsisėdom dviese ir ėmėme kalbėtis apie gyvenimą Krišna sąmonėje. And I asked him, what's he doing, what's his situation? Aš paklausiau, kągi jisai veikia, kokia jo padėtis. And he had been through a marriage, but he'd come out of it. It was not, I think, really the right thing for him. Ir jis jau buvo turėjęs tą vedybinę patirtį, vedybinio gyvenimo ir
Ir jis jau buvo išėjęs iš tos vedybinio gyvenimo ir, žodžiu, aš visada maniau, kad tai nebuvo tinkama patirtis jam. So I suggested to him, well, look, have you thought about taking sannyas? Ir tada aš jam pasiūliau, klausyk, ar tu niekada negalvoji apie sanjasos priėmimą. And he said, yeah, been thinking about it, but he didn't really know what to do about it. Ir jis pasakė, taip, aš tikrai galvoju apie tai, bet jis nežinojo, ką daryti dėl to. So I told him, I'll help you. I can help you work through the process. Ir tada aš jam pasakiau, kad aš galiu padėti jam praeiti visą tą procesą. Because I was a GBC member and, we sort of involved in the inner workings. Ir tuo metu buvau GBC narys ir buvau įtrauktas į visus šitus procesus. So then I was appointed, and I sort of appointed myself to look after him and help him go through the process. Ir tada aš buvau paskirtas padėti jam, iš tikrųjų pats save paskyriau, padėti jam ir praeiti visą šitą procesą iki sanjasos. And I don't think so many of you have been through the process of taking sannyas. Ir aš nemanau, kad daug iš jūsų dalyvavote šitokiam procese ruošti sanjasai. We have one who's in the middle of it all. Galbūt vieną tokį matau esame. It can be quite an experience. Ir žinot, tai yra gan neįtikėtina patirtis. Up and down and around and, what's happening? Well, someone knows, but I don't know who knows. Žinote, tai aukštyn, tai žemyn, tai ratu, tai aplink. Žodžiu, ir niekas iš tikrųjų nežino, kas vyksta. For me, it took, from the time my name was put forward, it took 8 years. Man pačiam tai visas šitas procesas užtruko, kol gavau savo vardą, tai 8 metus. And for Dhira Shanta Maharaj, I forget how many years it took, but it took a number of years. It was a fairly good number of years. Ir aš neatsimenu, kiek laiko užtruko Maharadžai, Dhira Shanta Maharadžai, bet tai užtruko gan nemažai metų taip pat. But during those years, I was sort of, so to speak, don't mind me saying, kind of overseeing him and monitoring and all that sort of thing. Ir visus šitus metus iš tikrųjų aš prižiūrėjau jį šiek tiek ir stengiausi, kuravau jį ir tą procesą. And we traveled quite a bit. Ir mes keliavome kartu nemažai. We went to Russia numerous times. Ir mes daugybę kartų keliavome į Rusiją. We went to St. Petersburg and we went to Murmansk. Ir žinote, mes buvom Sankt Peterburge ir netgi nukeliavome į Murmanską. And Syktyvkar and Arkhangelsk. Taipogi buvom Syktyvkare ir Arkhangelske. We went to Siberia. Mažo to mes nukeliavome netgi į Sibirą. A number of times we went. Daugybę kartų nukeliavom. Yeah, and basically, certainly for me, the experience was just really nice. Ir pagrindėm bent jau man, tai visa patirtis buvo labai nuostabi. He would lead his kirtans and he would give talks from time to time. Jisai vesdavo tos nuostabius kirtanus ir taipogi kalbėdavo laiks nuo laiko. I remember one time we were in, I think it was Vnukovo airport in Moscow, or maybe Domodedovo, anyway, one of the Moscow airports, and we somehow or other, we got late for getting on the plane. Žinot, aš atsimenu, kaip vieną kartą mes buvom viename iš Maskvos oro uostų, Vnukovo atrodo, ir žodžiu, vieną kartą mes vėlavome į lėktuvą. They were announcing our names. Ir jie netgi paskelbė mūsų vardus. In heavy Russian accents. Tokiu baisiu rusišku akcentu. And we ran from one end of the airport to the other. Ir mes bėgome iš vieno oro uosto krašto į kitą. And, Hare Krishna, we made it. Ir Hare Krishna mums pasiekėme, suspėjom. One time, we went to South Africa. Ir vieną kartą mes netgi kartu nukeliavom į Pietų Afriką. Yeah, and he liked it, and the devotees liked him.
Ir jam tai labai patiko ir atsidavusiems irgi labai patiko. And like I said, it took a little while for him to get to the point that you actually take sannyas. Ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, užtrunka kurį laiką, kol galų galėtų priimti tą tašką, kai gali priimti sannyasą. But we got there, and what year did he take sannyasa? I think, it took 8 years to take sannyas. And I don't know, when I came to Krishna conscious, he already took sannyas. Oh, I see. I mean, I've got it written down somewhere, but not right on me. So I actually gave him sannyas. I'm his sannyas guru. Ir žodžiu, vienaip ar kitaip mes galų galę pasiekėme tą tašką, kai priėmė sannyasą ir vienaip ar kitaip aš tapau jo sannyasos guru. It was on Gaurpurnima day in Mayapur. Ir tai nutiko Gauro Purnimos dieną Mayapure. I can easily look it up when I get to my computer. Aš galėsiu patikslinti datą, kai paklausiu prie savo. 16, yeah? 15. Right, yeah, I was just thinking of that. Yeah, right. Gaurpurnima in Mayapur 2015 it was. Taigi tai buvo Gauro Purnima, Majapuras 2015. Right, so, like you said, it took 8 years or something, all this back and forth and around and upside down and, doing backflips and... Žinot, šitas procesas užtruko 8 metus ir dėl Švento Maharadžo pasiruošimo aukštyn žemyn aplinkui, aukštyn kojama. If you want to be forced to learn tolerance, it's an excellent way to do it. Ir jeigu jūs norite prisiversti išmokti kantrybės, tai žinokite, nuostabus būdas. So he took sannyas. Tai kaip bebūtų, jis priėmė sannyasą. And I remember giving him his danda. Ir aš atsimenu, kaip jam įteikiau dandą. Haribol. That was great. And then he sort of, we had been together so much of the time for those, I guess, 8 years. I mean, at least half the time we were together. Ir mes tai šitiek daug laiko praleidome tuos 8 metus, kai jis ruošėsi sannyasai, minimum pusę laiko. But when he took sannyas, he kind of went off, on his own, doing his own programs much more. Ir kai jis priėmė sannyasą, tada jis pradėjo keliauti atskirai ir daryti savo paties programas kur kas daugiau. But then devotees came the next, what should we call it, test or challenge or something. Bet tada atėjo atsidavusiai sekantis testas ar iššūkis. What was that? Kaip jūs? To become a Diksha Guru in ISKCON. Tam, kad tapti Diksha Guru ISKCON'e. Do you know when he started initiating? Ar žinot, kada jis pradėjo inicijuoti? I don't remember now. I have a letter even from him writing, but I've already become a Diksha Guru. But I need to check it. My head is not working properly now. Yeah, I can imagine. Yeah, right. So anyway, that was another bit of a sort of an obstacle course. Ir tai buvo dar vienas toksai, kaip sakant, periodas su kliūtimis vyriausiams. It wasn't as bad as taking sannyas, I tell you, that was what an exercise. Šitas periodas nebuvo toks sunkus, aišku, kaip ruošimasis sannyasai, bet irgi neblogas iššūkis. Because you got to get all these devotees, different devotees from different places to agree. Dėl to, kad reikia, kad atsidavusiai iš įvairiausių vietų, kuri gyvena labai skirtingose pasaulio vietose, jie visi duotų savo pritarimą, sutikimą. Anyway, after whatever, a little time, not so much, but after a while he was able to give initiations. Taigi po kurio laiko, po tikrai nelabai ilgai trukus, jis galėjo duoti iniciacijas. And he and I would discuss, we would keep in touch, but not very often. Ir mes dažnai aptarinėdavom viską ir tikrai palaikydavom ryšį, bet ne per daug dažnai. And he would tell me what programs he's doing with his disciples. Ir jis man pasakodavo, kas programas jis daro su savo mokiniais. Like teaching them cooking according to Srila Prabhupada's
style and recipes and, you know. Kaip kad jisai mokindavo savo mokinius gaminti pagal Šilos Prabhupados stilių, receptus. And when he told me that, I thought, wow, that is an excellent idea. Ir kai jis man papasakojo, tai aš pagalvojau, wow, tai nuostabi idėja. And maybe I'll even do it sometime myself. Ir todėl aš netgi ir pats kartais tai darau. I got too many people cooking for me, that's the problem. Dėl to, kad man reikia žmonių, kurie gamintų man. Tai Well, I cook, so they say, pretty nice halava. Ir jie sako, kad aš gan gerai gaminu halvą. Anyway, right, so where were we, where are we, and what's going on? So, oh yeah, right. We were in northwest Russia one time. Taigi mes buvom šiaurės rytų Rusijoje vieną kartą. I'm pretty sure we were in Syktyvkar. Aš beveik įsitikinęs, kad mes buvom Syktyvkare. You know, one of these sort of obscure, previously communist cities out in the middle of nowhere. Žinot, tokie apleisti, buvę komunistiniai miestai vidury niekur, randasi kur. And dear Shanta Maharaj told me, you know what? I am going to do a magic show for the children. Ir Dira Shanta Maharadžas pasakė, žinot ką, aš ruošiuosi padaryti magišką šou vaikam. And he invited me to come and watch. Ir jis mane pakvietė ateiti ir stebėti. And so I went and I watched. Taigi aš nuėjau ir stebėjau. And I didn't really know, at first I didn't really know what's it going to be like. I mean, should I bother with something like this? Ir iš pradžių aš nežinau, kaip visą tai atrodys ir kas ten vyks ir nežinau, ar man iš vis reikėtų tenais eiti. But then he did a few tricks with the children. O tai jis padarė keletą triukų su vaikais. And some of them fooled me. Ir kai kuriais iš jų netgi apkvailino mane. I guess I'm just a big kid. Tikriausiai aš esu tiesiog didelis vaikas. But then I saw also, these children, they're watching the magic show. They're just into it. Ir aš tada mačiau, kaip tie vaikai stebi tą magijos pasirodymą ir jie tiesiog būdavo panirę į tai. And, he's doing this little tricks and things, but he's preaching Krishna consciousness at the same time. Jisai, žinote, rodo vairiausius triukus ir darydavo vairiausius triukus ir juokelius ir jis to pačiu pamokslavo Krišnos sąmonę jiems. And those children, I could see they were extremely interested. Ir žinote, tie vaikai, aš matydavau, kad jie yra be galo susidomėję. But they were also getting some Krishna consciousness. Ir to pačiu jie gaudavo šiek tiek Krišnos sąmonę. Yeah, so I had a nice memory of that experience. Ir aš turiu tokių atsiminimų, tokių patirčių. And then, of course, we all know what happened a few months ago. Ir žinoma, mes visi žinome, kas nutiko prieš keletą mėnesių. Sure. Anyway, we're all in Krishna's hands. Kaip ten bebūtų, mes visi esam Krišnos rankose. And I remember when Srila Prabhupada, there was just a few months period before he left this world. Žinote, aš atsimenu Šrilą Prabhupadą keletą mėnesių prieš tai, kai jis paliko pasaulį. And none of us, at least none of the devotees I knew, really seriously thought that Srila Prabhupada is going to pass away. Žinot, nei vienas iš mūsų Šrilos Prabhupados mokinių rimtai negalėjom patikėti to faktų, kad Šrila Prabhupada paliks mus. I mean, honestly, it practically never occurred to me that he might actually, you could say, die. Ir žinot, mums nei vienam nei mintis nešaudo, kad jis iš tikrųjų galėtų mirti. But then Srila Prabhupada came to England. It was just before Janmashtami, 1977. Ir žinote, vieną kartą Šrila Prabhupada atvyko į Angliją ir tai vyko 1277 metais Janmashtami. And Prabhupada used to come to England a lot.
Ir žinot, Prabhupada labai dažnai lankydavosi Anglijoje, because England's halfway between India and America. nes Anglija yra tarsi pusiaukelė tarp Indijos ir Amerikos. So, he would, I think, practically always stop when he's coming either from America or from India. Todėl praktiškai aš manau, kad jis kiekvieną kartą sustodavo ir aplankydavo mus, kai jis keliaudavo iš Amerikos arba iš Indijos. And just to lighten the mood, let me tell you about one little incident which happened. Ir kad truputį prašviesinti nuotaiką, pagerinti nuotaiką, aš papasakosiu apie vieną mažąją. Prabhupada was about to leave the manor to fly off somewhere. Šilo Prabhupada ruošėsi jau išvykti iš Menoro, kad skristi kažkur toliau. And he had a little darshan for all the devotees who happened to be there in the temple room. Ir jis turėjo tokį trumpą daršaną su visais atsidavusiais, kurie buvo tuo metu altorinėme. And one of the ladies asked Prabhupada, is there Krishna consciousness in hell? Ir viena moteris paklausė šios Prabhupados, ar yra Krišnos sąmonė pragare. And Prabhupada was an expert at answering questions. Ir žinot, Šrila Prabhupada buvo tikras ekspertas atsakinėdamas į klausimus. I mean, of course, in one sense of just, clarifying whatever the person was asking about. Iš vienos pusės jis labai tiksliai gerai išaiškindavo tai, apie ką norėdavo sužinoti žmogus, išaiškindavo. But then also doing it in such a way that you end up thinking, it's like an amazing presentation. Ir jis iš kitos pusės padarydavo tai tokiu būdu, kad tai būdavo kaip neįtikėtina prezentacija. And this was one of those cases. Ir tai buvo vienas iš tokių atvejų. So Prabhupada answered her. Taigi Šrila Prabhupada atsakė jai. And I'll try to, I don't know about imitate, but do it sort of the way he did it. Ir aš pasistengsiu padaryti tai tokiu būdu, kaip jis tai darė. His intonations. Jo intonacija. Yeah, right. So Prabhupada looked at her and Prabhupada said, London is hell? Jis pažvelgė ją ir pasakė, taigi Londonas yra pragaras. Wow, it was amazing. London is hell. Žinot, tai buvo neįtikėtina. Which is extremely true. Ir kas, aišku, iš tikrųjų yra visiška tiesa. I mean, I hate to say it, but Vilnius and Kaunas are also hell, but anyway. Iš tikrųjų pasakyti, kad Vilnius ir Kaunas yra pragaras, bet žinot, kaip ten buvo. A lighter version of hell than London. Taigi, žinot, man patiko ta versija pragaro kaip Londonas. Right, okay, yeah. So, these last few months, particularly for those of you who are disciples, aspiring disciples like that. Taigi šitie 3 paskutiniai mėnesiai tiems, kurie jūs esat mokiniai arba kandidatai mokinius. Well, when Prabhupada landed in the airport, it's, I think, sometime in August 77. Ir kai Šrila Prabhupada nusileido oro uoste rugpjūčio 77 rugpjūtį. He'd been so many times we go and meet him at the airport. Ir žinot, mes tiek daug kartų keliavom jį pasitikti oro uoste. Well, let me just lighten the atmosphere again a little bit with another little story. Ir leiskit praskaidrinti truputėlį visą atmosferą dar vieną trumpą istoriją. Prabhupada's arriving at the airport sometime. Taigi vieną iš kartų Šrila Prabhupada atvyko į oro uostą. There was one devotee, he was running an incense business and he had shops which he would wholesale incense to in the airport. Taigi, žinot, po vienas atsidavęs, kuris, žodžiu, kaip ir smilkalų, pardavinėjo smilkalus, turėjo tokį verslą ir jisai pardavinėjo smilkalus oro uostą. And so there he is, he's in kami clothes, he's doing business and going to these shops and selling them some incense. Taigi jis buvo apsirengęs karminiškais drabužiais ir jisai nešiojo smilkalus po įvairias parduotuvės oro uoste ir ten pardavinėjo smilkalus. And he knows Prabhupada is scheduled to arrive, like in 4 hours or something. Ir jis žino, kad Šrila Prabhupada turi atvykti, jis turi atvykti už 4 valandų ar panašiai. He walked out of one of the shops. Ir jis nuėjo į vieną iš parduotuvių. And almost walked straight into Srila Prabhupada.
Ir praktiškai atsidaužė Šrila Prabhupada. Prabhupada had come early, Šrila Prabhupada atvyko anksčiau. and the devotees in the temple didn't know Ir atsidavusiai šventyklai to nežinojo. what to do. Taigi ką daryti? And in those days, believe it or not, you may not believe this, they didn't have cell phones. Žinot, tais laikais jie neturėjo, Mobilių telefonų. Jie neturėjo mobiliųjų. You may not believe me. Galbūt nepatikėsit, bet neturėjo mobiliųjų tais laikais. So, they just had public telephones. Jie turėjo tiesiog viešuosius telefonus. You go into a little box, put some money in and make a call. Tokios mažos dažtos, kurį dedi šiek tiek pinigų ir gali paskambinti. So he's walking through the airport with Srila Prabhupada, Taigi jis ėjo su Šrila Prabhupada per oro uostą having a one-man kirtan ir dainavo vieno žmogaus kirtaną. and thinking, I've got to contact the temple. Ir jis laikai galvojo, man reikia susisiekti su šventykla. So he asked Prabhupada, could you just wait 1 minute, please? Taigi jis prašė Šrilos Prabhupados, gal galėtumėt palaukti 1 minutę? Prabhupada stopped, but he didn't really stop. He just walked slower. Taigi Šrila Prabhupada truputėlį pristabdė ir iš tikrųjų nesustojo, bet jisai pradėjo šiek tiek lėčiau eiti. So the devotee is, I don't know if any of you, I don't think any of you have known Sudajaya. He jumped into a pay phone box. Taigi tas faktas tai kaip ir suprišoko prie to telefono būdelės. Rang, you have to use the circular dial. Žinot, jisai turėjo naudoti tokį ratuką, kad surinkti numerį. Someone answers the telephone in the temple. Ir kažkas šventykloje atsiliepia telefonu. And this devotee who's with Prabhupada says, Prabhupada's coming! Prabhupada's coming! Ir tada tas atsidavęs, kuris buvo su Prabhupada, pradėjo šaukti, Prabhupada atvyko, Prabhupada atvyko. And the devotee in the temple says, we know Prabhupada's coming! Ir jie tada sakė, mes žinom, kad Prabhupada atvyksta. Na, žodžiu, and Prabhupada had already moved on. O Prabhupada jau buvo toli nuėjęs. And he had to take him in this old van which he used for incense deliveries. Ir jis turėjo pasadinti Šrila Prabhupadą tą seną savo, žodžiu, mikroautobusiuką, kurį naudoja smilkalų verslai. Which smelled like 5,000 sticks of incense. Atėjo kaip 5,000 smilkalų lazdelių. They probably had 5,000 sticks in it. And they drove to the temple. Ir, žodžiu, jie išvažiavo į šventyklą. Anyway, the rest is history. O visa kita jau istorija. So, yes, but, the last, for many of us, frankly, but particularly for those who are initiated disciples or aspiring disciples, it's been, what can we say? It's just been extremely trying. Taigi šitie 3 mėnesiai tiem, kurie esate mokiniai arba kandidatai mokymus, tikriausiai buvo be galo sunkus. And as I said, Sankarshan Prabhu and I, we've been there. Sure, have we been there? Because when Prabhupada left London and went back to India, they brought him out of the airport in a wheelchair, and he looked kind of grey. Ir žinot, mes su Sankaršana Prabhu taipogi patyrėme visą tai ir vieną kartą, kai jis atkeliavo iš Indijos, Šrila Prabhupada buvo pasodintas į vežimėlis ir buvo visas papilkavęs. We never saw him look like that at all. Ir mes niekad nebuvom matę jo atrodančio taip. He couldn't walk. Jis nebegalėjo vaikščioti. He had to be carried everywhere. Ir jį reikia visur nešioti. Yeah. And he was carried down a chair with 2 poles and 4 devotees holding the pole. Ir žinot, tokia buvo kėdė, kaip koks palankinas, žodžiu, su 4, žodžiu, tokiais, neštuvai ir žodžiu, jie neždavo 4 atsidavusieji. And he had dark glasses on. Ir jis buvo, dėvėjo tamsius akinius. And he'd sit there
in front of where his Vyasasan is. Ir jisai sėdėjo tenais šalia, kur Vyasasana yra. And we'd have Guru Puja. Ir mes giedojom Guru Puja. And there were a few GBCs there. Ir buvo keletas tenais GBC. And they told us, listen, just keep the kirtan very soft, okay? Ir jie davė mums nurodymą, kad kirtanas turi būti labai švelnus. All right. You understand? Ar jūs suprantate? You understand? I'm sure you understand. Are you sure you're sure? Ar jūs įsitikinę, kad I mean, they įsitikinę? really told us. We Just don't always want, loud, strong kirtan. Ir jie pasakė, kad mes nenorime tokio garsaus, stipraus kirtano. But we very happily didn't do what they told us. Bet mes labai džiaugiamės ir nedarėme to, ką jie mums pasakė. Which is one of the experiences you get when you're a GBC, that so many people don't do what you tell them. Ir tai yra viena iš patirčių, kurią tu gauni, kai būni GBC, kad daugybė žmonių nedaro tai, ką tu sakai. So anyway, yeah, those kirtans warmed up. Wow, they were amazing. Ir žinot, tas kirtinas, jisai tiesiog kaito ir buvo neįtikėtinas. And devotees were dancing. Ir atsidavus. And many devotees were crying every day. Ir žodžiu, atsidavusiai šoko ir daugybė atsidavusių verkė. And Prabhupada was sitting there looking out over the devotees. O Šrila Prabhupada ten sėdėjo ir žiūrėjo pro atsidavusius. With these kind of big dark glasses on. Su tais dideliais, didžiuliais juodais akiniais. And tears would just come down under the glasses and just sort of trickle down and just sort of drip, drip, drip off his chin. Ir milžiniškos ašaros riedėjo skruostais ir slydo iš akinių ir kapsėjo žemyn. Sure, what an experience. Buvo neįtikėtina patirtis. Yeah. So anyway, well, some devotees, even some who had worked, a little closely with Prabhupada. Žinote, kaip ten bebūtų, bet kai kurie atsidavusi tikrai artimai dirbo su Šrila Prabhupada, atliko tarnystės. Some of them, they were very dependent on personal association. Ir jie buvo labai priklausomi nuo jo asmeninio bendravimo. And when it came to associating with Prabhupada, not face to face, but really based on his instructions and his service. Bet kas liečia bendravimą, kalbant ne tą, kuris akis į akį, bet kalbant apie jo nurodymų vykdymą. Quite a few of them couldn't carry on. Keletas iš mokinių negalėjo tęsti to daryti. Quite a number of sannyasis and, relatively senior devotees, they just sort of drifted away. Iš tikrųjų nemažai vyresnių mokinių ir netgi sannyasių tiesiog kažkur tai, kaip sakant, nuplaukė. But those who really appreciated Prabhupada from a distance before, for them it was easier to sort of adjust and stabilize and then carry on. Yeah. Bet tiem, kurie tikrai turėjo gilų vidinį ryšį su Šrila Prabhupada ir vertino jo nurodymus, jiems buvo kur kas lengviau, kaip sakant, prisitaikyti, priimti šitą situaciją ir tęsti tarnystę toliau. And Dave and Rita Maharaj, I don't know if Maharaj has been here, but anyway, he's a great, very wonderful devotee. He, a few years ago, Žinote, Devamrita Maharadžas, nežinau, jis yra buvęs čia, bet labai nuostabus atsidavęs. He said, we are entering into the decade of tears. Jisai pasakė, kad žinote, mes dabar įžengiame į ašarų dešimtmetį. Meaning, so many gurus and just senior devotees
are going to pass away. Tiesiog tiek daug gurų ir vyresnių atsidavusių tikriausiai ruošiasi mūsų palikti. A little while ago, Kadamba Kanana Maharaj passed away. Visai neseniai Kadamba Kanana Maharajas išėjo. Badri Narayan Maharaj passed away just a few months ago. Badri Narayana Maharajas paliko kūną tik prieš keletą mėnesių. You may have heard of them. Jūs tikriausiai girdėjote apie juos. And just a matter of, 3 weeks ago, Kratu Prabhu passed away. Ir štai tik prieš 3 savaitės Kratu Prabhu paliko kūną. Extremely nice devotee and an ISKCON guru. Ir taip pat labai nepaprastai nuostabus atsidavęs ir ISKCON guru. Yeah, we knew each other quite well. Ir mes pažinojome vienas kitą gana gerai. I would speak to him in he was Gujarati. Jisai puikiai kalbėjo Gujarati. I would speak to him in Gujarati. Ir aš kalbėtausi Gujarati. And we would laugh about it. Ir mes juokdavomės iš to. Here's this white man speaking Gujarati. O tas baltasis kalba Gujarati. Up Kotsabash. Paul sakta hai. Punjabi. Punjabi. Hindi or Hindi? Hindi, yes. ठीक है. मैं थोड़ा सिंधी समझता हूँ. आप बहुत समझते हैं. नहीं, बहुत नहीं समझते. मेरी हिंदी बहुत खराब है. बहुत अच्छी है महाराज जी. बहुत अच्छी है. Okay, ठीक है, धन्यवाद. So yeah, and these people are our friends. Taigi šie visi žmonės yra mūsų draugai. And they're all just passing away. Ir jie tiesiog vienas po kito palieka mus. And now Maharaj has left us. Ir dabar Maharadžas paliko mus. Sure, it's the decade of tears. Tai yra ašarų dešimtmetis. But the thing is, if we really need to cultivate the mood of service in physical separation, but understanding it's not actual separation. Ir mes turime suprasti, kad mums reikia tęsti tarnystę iš tikrųjų šitoj, kaip fiziniam įsiskirime, bet tai nėra tikras įsiskirimas. Because, as Prabhupada said, where was it? I forget where it is. He lives forever. With the reasons evil things that Vaishnavas die when thou art living still in sound. I mean, that's... Klysta tas, kuris sako, kad Vaishnavas miršta, nes jisai toliau tęsia gyventi garse. No, these people are still with us. Taigi tie žmonės vis dar su mumis. But it's another dimension. Tiesiog su mumis kitoje dimensijoje. But just because it's another dimension doesn't mean ultimately that the connection, the contact is necessarily less. Bet tai, kad jie yra su mumis kitoje dimensijoje, tai nereiškia, tai tikrai taip nėra, kad mes kontaktuojame su jais kur kas mažiau. Actually, I mean, in my case, I didn't have a lot of very personal association with Prabhupada. Žinot, aš asmeniškai, aš neturėjau labai daug asmeninio bendravimo su Šrila Prabhupada. I mean, I saw him many times because he was coming through London every few months. Žinot, jį mačiau daugybę kartų dėl to, kad jis keliavo pro Londoną šitiek daug kartų. But in terms of just me and him just interacting, Bet ta prasme, kad aš ir jis, kad mes turėtumėm tokius asmeninius santykius. it was very little. Tai buvo labai mažai. And even Prabhupada said he only one time really spent personal time face to face with his spiritual master. Ir netgi pats Šrila Prabhupada pasakojo, kad jisai tik vieną kartą turėjo tokią galimybę praleisti akis į akį kartu su savo dvasiniu mokytoju. Galėjo pabūti. So yeah, we have to become convinced of this or pray for the mercy to realize this. Taigi mes turime būti įsitikinę tuo arba melsti malonės, kad mes patikėtume tuo. Because if we can't, then it's going to be more difficult and, it could even become a bit too difficult.
Dėl to, kad jeigu mes nepajėgsime to padaryti, tai viskas pasidarys per daug sunku, per sudėtinga. Anyway, Hare Krishna. It's just a few little thoughts. Taigi tai keletas minčių. And Skoka Brahmani suggests. 15 minutes we need more, and after 15 minutes arati. So I will ask Mukunda Murari Prabhu to speak about Maharaj. Okay. You heard that? Mukunda Murari Prabhu, senior disciple of Kirshanta Maharaj, is going to address us all. You'll have to figure Maybe out. I can also call my god brothers and sisters, because if I choke up or start to cry, we can step in, because It's possible. today during cremation, Sankarshan Adhikari was singing bhajan, and I translated it, and Sankarshan Adhikari Prabhu, he cried, and when I was translating it, he also cried, so I would... Nežinau, man jau nebesvarbu, aš jau visom kalbam kalbu. Okay, sure, Yeah. as you like, but he said there's only 15 minutes. Yeah, okay, it's no problem, but I mean... Gal Vishaka priė, arba... Oh, look here. Čia prie mikrofono. Oh, I can sit here. Okay, sure. O kaip aš turėčiau kalbėti? Tai Hare Krishna visiems. Aš irgi čia kelis dalykus susirašiau, kad įsiminti. Širdėje labai daug visko vyksta, o galvoje taip labai tuščia. Bet norėčiau paantrinti vieną dalyką, ką aš šnekėjau Bhakti Chaitanya Svamis, kad santykiai su dvasiniu mokytoju jie niekada nesibaigia, kad Vaišnavas jisai visada yra garse. Tai kai mokytojas, paliko kūną, visą laiką, aišku, mes gal dar nesupratome, bet mums netrodo, kad jisai paliko. Mes iš tikrųjų tie, kurie tarnavom paskutinės dienas, mes su juo net neatsisveikiname. Sinamaudėme, parašėme, nuvažiame į krematoriją. Ir Bhakti Chaitanya Svamis davė labai aiškus nurodymus, kaip visas procesas turi atrodyti, kad reikia numaudyti, uždėti tilakas, turi atvykti sanjasis. Ir labai pabrėžė vieną dalyką, kad kai vyks kremacija, būtinai kremacijos metu turi vykti kirtanas. Nes kiek mes matydavome, kai vykdavo kirtanas, paskui vykdavo kremacija ir visi išeidavo. Ir o ten tai buvo kirtanas, iš tikrųjų, pasakysi Bhakti Chaitanya Swami. Visi bhaktai šoko, kaip buvo prieš kremaciją, visi giedojo kirtaną ir visi verkė. Ašaros tikėjo tiesiog ir atėjo darbuotojai, jau sako, jau prieš 20 minučių reikėjo kremuoti, sako, mes nespėjom. Ir niekas neina lauk, nieko neina išvaryti. Ir mes pabiškai išėjom į koridorių ir ten tęsėsi kirtanas, visi šoko, Maharadžą nuvežėm kremuoti. Ir po kiek laiko atėjo darbuotojas ir pasako, du artimieji gali nueiti pažiūrėti į ugnį, kaip dega Maharadžas. Tai aš ir jo sūnus mes nuėjome dviese. Mes išėjome iš salės, kur vyko kirtanas, turėjome prie krosnės, atidarė mums tą stikliuką, mes žiūrime į ugnį, žiūriu aš, žiūri sūnus, mes pasižiūrim vienas į kitą ir aš klausiu, kaip tu jautiesi, ar tu čia matai savo tėvą? Sako, aš čia nenoriu būti. Sakau, aš irgi, čia nėra Maharadžo, jis yra ten, kur yra bhaktai, kur yra kirtanas. Ir mes grįžome į salę prie bhaktų ir mes pradėjome giedoti kirtaną ir pradėjome šokti ir visuočiame, čia yra Maharadžas. Čia, kur yra bhaktai, kur yra šventi vardai, čia yra mokytojas. Tai, nežinau, tokia šiandieną buvo realizacija, norėjau labai pasidalinti. Ir dėl Maharadžo. Maharadžas dažnai sakydavo, kad Šrila Prabhupada jam pasakė, kad jis yra pamokslautojas, kad you're a preacher and you need to preach. Ir visą gyvenimą Maharadžas jisai pamokslavo.
Ir šiandien taip pat pamačiau, kad netgi mirties akimirkai jisai pamokslavo. Kai jisai buvo pavoje, jam reikėjo masažisto, kuris ateidavo nuolatos masažuodavo, darydavo pratimus. Ir jis pasirinko ne Bachtą masažistą. Ir jisai nuolat ateidavo, darydavo masažus, darydavo pratimus, mes įvaišindavom prasadų. Mes jam nieko nepasakojame, bet jis matė, kad kažkas ne taip. Jis uždavinėdavo klausimus tokius labai gilius, mes jam po biškį atsakydavome. Ir paskutinė, kai liko ar 3 dienos iki palikimo kūno, ar 2, bet tiksliai nepamenu, skambutis į duris ir pas mus vis laiko duris buvo atidaros, visi, kam reikėdavo, tiesiog eidavo tiesiai, kad nebūtų jokio garso. Ir aš netgi susigandau, aš pašokau, pribėgau ir ten masažistas. Ir aš galvoju, brač, pamiršom atšaukti gal masažą, gal kažką. Ir sakau, ar čia buvo suplanuotas masažas? Ne, aš sako, aš pagalvojau, kad jam yra blogai, aš norėjau ateiti pažiūrėti, kaip jam yra. Aš sakau, jisai atsisakė maisto, vandens, vaistų, sakau, jisai nori išeiti. Jisai pasiklausė, sako, aš vis tiek užeisiu. Žiūrėjo ir Bhakti kartoja džapą. Ir Maharažas jį pamatė, jisai nusišypsojo, pakėlė ranką. Tas masažistas ilgai žiūrėjo, prisėdo, pažiūrėjo, Bhakti šalia džapą kartoja, Prahupada kartoja džapą, visai kita aplinka, nes kai ateidavo Maharažas, sakydavo griežtai, jokių tylakų, kad neišgąsdinti. Ir jisai gal kokią 8 minutės pasėdėjo, sakau, einam prasadą, jam labai patikdavo prasadą, sakau, einam pavalgyti. Nueinom ir mes tada pasišnekėjom ir aš kažkaip galvoju tada, jeigu jau atėjai į tokią vietą, reikia atvirai. Ir aš viską atvirai pasakiau, kad tai nepaprastas žmogus, kad tai dvasinis mokytas, kad mes jo mokiniai. Ir jisai man sako, kai paliks kūną, sako, praneš man, sako, aš noriu atvykti į kremaciją. Ir aš jam paskambinau ir jisai atvyko ir aš privedžiau prie Maharažo. Aš tai dar pasakiau, kad bus ten mantros giedojimas, bus meditacija. Jis sako, ar aš galėsiu dalyvauti, sako, aš labai norėčiau. Ir jisai sėdėjo, ir jisai giedojo kirtaną, jisai plojo, jisai užsimerkęs buvo. Ir jis visą tai, kad aš galvojau, neįsiu prie jo, matau, kad jam gerai yra, neįsiu. Ir prie visko prie jo ir sako, žinai, sako, mes susitikom tokiom labai keistom aplinkybėm, sako, tokios sunkiom, bet sako, aš laimingas, labai laimingas, kad sako, sutikau, sako, jisai vadina į Deividą. Sako, Deividą, tave ir sako, man čia buvo labai įdomu, sako, aš sako, tiesiog į transą atėjau ir aš manau, kad norėčiau dar susitikti. Tai ta prasme, netgi mirties patale mokytojas, jis tęsė Šilos Prahupados nurodymą ir pamokslavo. Ir ne kartą jis yra sakęs, sako, aš esu nevirėjas, sako. Sako, aš nieko bendro neturiu su maisto gaminimu, su prasado gaminimu, nieko neturiu bendro su vaikais. Bet, sako, aš gaminu todėl, kad sakau, kad taip, matau, kad tai, kaip gamino Šila Prahupada, daugiau niekas nebegamina, sako, mes galime pamesti tuos patiekalus. Nebėra naudojama daugiau prieskonių, nebenaudojama gy, sako, nieks nebegamina kačiorių, samosų, sako, čiapačių, kūrių, sako, todėl aš kurį laiką sėdau prie recepto knygos ir mokinausi, kaip gaminti. Ir pradėjau mokinti, tai gaminti kitus. Ir aš iš papradžio to nesupratau, aš negalvau, viskas gerai su to prasadu, viskas šventyklose. Ir man tokia malonė buvo, kai atvažiavo jo šventinybė Niražanas Vamis į Klaipėdą ir Šanta Maharažas jį pakvietė į svečius. Jisai davė paskaitą Kauno šventykloje ir Maharažas labai viską suplanavo tiesiog. Jisai paprašė, kad paskambinti mokiniam, paklaustume, kokia yra Niražanas Vamio dieta, kad pagaminti pagal dietą. Ir jis jau buvo išmokęs visus mokinius gaminti patiekalus. Tai pagamino 15 patiekalų pagal Šilos Prahupados receptą. Ir jeigu neklystu, pagaminom 5 patiekalus pagal Niražanas Vamio dietą. Ir jie atėjo, atsisėdo ant stalo, mes išdalinom prasadą ir palikom dviese, nuėjom. Po kiek laiko atėjau ir Niražanas Vamis ir Šanta Maharažu šnekėjo. Ir Niražanas sako, wow, that was a feast. I didn't have such feast from Prahupada times. And he started, ir jisai pradėjo vardinti visus patiekalus, kurie ten buvo. Ir aš tada supratau, kad iš tikrųjų mes kažką, aš nežinau, aš nebuvau Prahupados laikais, bet jeigu Niražanas Vamis ir Šanta Maharažas sakė, mes ko gero kažką pametėm, ką
ką Šrila Prabhupada mus mokė. Ir aš tada supratau, kad tai yra be galo svarbu. Ir Šanto Maharadžas, jisai kaip ir nebuvo virėjas, bet jis buvo pamokslautojas. Ir jisai taip pamokslavo, kad neprarastumėte, ką Šrila Prabhupada mus mokė. Tai Hare Krishna, dėkui labai. Iš tikrųjų, aš irgi norėjau pasakyti apie Diršantą Maharadžą, bet mes laiko per daug neturim. Aš norėjau, Bhakti Maharaj, can you lead Kirtan Jai Nila Premadana Bhajan? Can I read it? Can you lead? Can you sing here? I can, yes. Yeah? Okay. Mes tada išdalinsim dabar bhajaną, kurią paprastai bhaktai dainuoja, kada išeina Vaišnavai. Ir Bhakti Maharaj šves. Maharajai, duokit. Kol dalina, aš noriu porą žodžių pasakyti. Diršanta Gosvami Maharaj pradėjo atvažinėti į Gokulą, kada jis dar buvo šeimos žmogus. Jis turėjo firmą ten Anglijoje, dar gyvena su savo žmona. Ir paskui jis Vanaprastha buvo, paskui priėmė saniasį. Jis tikrai pradėjo atvažinėti, kada mes turėjom tik 2 namus čia Gokulai. Ir jis ilgą laiką praleisdavo čia. Ir aišku, kiekvienas vaikų festivalį neapsėdavo su Diršanto Maharadžu. Jis visada buvo asmeniškas, labai jo paskaitos buvo paprastos, bet labai gilius tuo pačiu metu. Kartais aš prisimenu, mes sėdėjom Bhagavatam, 2 žmonės, arba aš ir Diršanta Maharaj skaitė Bhagavatam paskaitą. Jis labai mėgdavo pirtį ir kokį 3-4 kart per savaitę eidavo į pirtį, bet pirtis buvo kažkas su jo labai transcendentalu, todėl kad ten buvo pirti Prabhupada Gatha ir Krishna Gatha. Tai vat, ir aišku, paskui jis pradėjo labai daug važinėti, bet jis visada sakė, kad šita vieta yra Vrindavana Dhama ir paskutinį Govardhana Pudžą jis atvažiavo būtent per Govardhana Pudžą. Atvažiavo tam, kad padaryti parikramą aplink Govardhaną. Ir sako, kad šitas Govardhanas nieko nesiskiria nuo Govardhano. Tai va, jis tikrai įdėjo į Gokulą labai daug Diršanta Maharaj, todėl mums tai didžiulis praradimas ir mes pasistengsim vykdyti jo nurodymų gaminti, stengtis gaminti, kaip jis mokino. Jis pasakojo, kaip pradėjo pamokslavimą Skandinavijai. Jis pradėdavo tiesiog gaminimo kursus, žmonės tiesiog mokindavo gaminti vegetarinį patiekalus, paskui žiūrėjo, kas labiau domisi, jis pradėdavo Bhagavad Gitos kursus ir patrupučiuk, tai tokiu būdu jis pritraukdavo žmonės. Diršanta Maharaj, jisai labai gyrė Gokului, kad ir nedidelė tokia maža žemės ūkio iniciatyva. Kaip minėjo Vaikunthanato Prabhu, jis Anglijoje turėjo savo fermą ir ten ją kultivavo, kol galėjo. Va. Ir tikriausiai dar turėtume paminėti, kad šiandien, tai yra ir vakar, kada išėjo Maharadžas, tai yra ne tik liūdesio diena, tai yra taip pat ir džiugesio diena, nes jis toliau tęsia savo tarnystę, vadovaujamas Šrilos Prabhupados, ir ji tikriausiai dar platesnė, dar didesnė, dar gražesnė, ir dėl to mes taip pat turėtumėm džiaugtis.
man minėjo Vaikuntanatha, kad prasado metu bus paleistas kirtanas, bhajanas, dirašantas, kaip jisai kartoja Hare Krishna mantrą. Aš iš mokinių sužinojau, gavau jau ją prieš keletą metų, klausiau tą bhajaną ir man tokia gili realizacija atėjo, kad Dirašanta Maharadžas kartoja mantrą, kada jo protas visiškai suvaldytas, kada mes visi turim tą protą tokį nepaprastą ir jisai sudirgintas, jisai turi daug troškimų, visokių baimių, bet ten, kaip kartoja Maharadžas, toks jausmas, kad jau pakilta aukščiau to. Ir aš labai kviečiu visus paklausyti tą bhajaną, įsigilinti. Jei galėsit čia, paklausykit prasado metu, pamedituokit. Jeigu negalėsit, paklausykit arba ir dar kartą paklausykit, kada išvyksit. Ir mes ir liūdim kartu ir džiaugiamės, kad mes esam šitam nuostabiam dvasiniam judėjime, kuris mus visus tikriausiai pakels į aukštesnę dvasinę plotmę. Paskutiniai Maharadžos žodis buvo chant, prieš paliekam kūną. Chant? Okay, thank you. Just one thing or two things. Dar vienas arba du dalykai. Please don't put the sheets on the floor. Prašymas šitų lapų bhajano nedėti ant žemės. Because this is sacred. Ant grindų, nes tai yra sakralu. And could we please have a harmonium player, someone who's... Gal mes galim turėti, kas grotų harmoniją, giedant šitą bhajaną. Someone who could follow while I'm trying to sing. Galbūt galėtų sekti su harmonija, groti, kada Maharadžas dainuoja. На русском мы еще объявим, что если кто-то может играть на физгармонии, когда Махарадж поет, то Махарадж просит подойти. Пожалуйста, здесь. Čia prie mūsų. Okay, if not, we'll survive. Jei nėra, tai nėra tiek to. Okay. Oh, but let us read the translation first. Pirma mes perskaitysime vertimą. Okay, so verse 1. He who brought the treasure of divine love and who is filled with compassion and mercy, where has such a personality as Srinivasa Acharya? God. This is Acharya Thakur is Srinivasa Acharya. Tas, kuris atnešė dievišką meilės lobį, kuris pilnas malonės ir gailestingumo, kurgi ta asmenybė Srinivasa Acharya pradingo? 2. Where are my Swarup Damodar and Rupa Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Kurgi pradingo Swarupa Damodara, kur pradingo Rupa Gosvamis, kur yra Sanatana, kur yra Raghunatha Dasa, polusių sielų gelbėtojas. 3. Where are my Raghunath Bhatta and Gopal Bhatta? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? Kur yra mano Raghunatha Bhatta ir Gopala Bhatta? Ir kur yra Krishnadasa Kaviradža? Kur yra viešpats Gauranga, didysis šokėjas? Kur jie taip staiga išėjo? 4. I will smash my head against rock and enter into fire. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Aš sudaužysiu savo galvą į akmenis, įžengsiu į ugnį.
kurgi yra mano viešpats Gauranga, visų gerųjų savybių šaltinis. 5. Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees, in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. Būdamas šių viešpaties Gaurangos palydovų ir atsidavusių bendravime, negalėdamas gauti šio bendravimo, jis atlieka žaidimus, o Narottama Das Thakura tiesiog verkia. Yeah, we kartal player, please. Kas gali pagroti karatalais? Kartal может играть. Okay. So here we go. Yeah, put the mic on the thing. Yeah. Ye anilo premadana karuna pracho. Ye anilo premadana karuna pracho. Heno Prabhu Kotagela Acharya Thakur. Heno Prabhu Kotagela Acharya Thakur. Kahamora Swarupa Kahasanata. Kahamora Swarupa Kahasanata. Kahadasa Raghunatha Patita Pavan. Kahadasa Raghunatha Patita Pavan. Kahamora Bhatta Yoga Kahakavira.
kale kota gela dora natara. Pashane kotibo mata anale pashibo Pashane kotibo mata anale pashibo Goranga gonera nede kota gele papo. Goranga gonera nede kota gele papo. Se sabasangira sange ye koilo bilas. Se sabasangira sange ye koilo bilas. Se sangana paya kande naro tamadas. Se sangana paya kande naro tamadas.
Tanvishvad Pranamhangs of Herdorajak Charis Status the Sisamadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada King. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada King. Anantakoti Vaishnava Vrinda King. Ramacharya Srila Haridas Thakur King. Prem Se Gaur Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaura Bhakta Vrinda King. Shri Shri Radha Krishna Gauta Gopinath Sham Kund Radhakund Giri Govardhan King. Shri Vrindavan Dham King. Shri Mayapur Dham King. Shri Jagannath Puri Dham King. Shri New Gokula Dham King. Srila Prabhupada King. Shri Shri Radha Golokananda King. Shri Giri Govardhan King. Srila Dhira Shanta Goswami Maharaj Ki. Srila Dhira Shanta Goswami Maharaj Ki. Srila Dhira Shanta Goswami Maharaj Ki. Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.